Seniai, seniai, labai seniai, kai žmonės meldėsi gyvatėms, gyveno šičia milžinai, bet šito nieks nematė. Žiūrėjo išmintim žiniai, o Gediminas pilį statė ir šalį laimino dievai, bet šito nieks nematė. Juodosios jūros bangose mūsų kunigaikščio žirgas plakės, švytėjo Lietuvos dvasia, bet šito nieks nematė. Valiutos keitės ir laikai, praščiokų vyžas keitė batai, nutilo ant kalnų vilkai, tik šito nieks nematė. Nieks nematė, Nieks nematė. Teliko lyra ir knyga, engėjai mūsų kraują lakė, jau manė šaliai pabaiga, bet šito nieks nematė. Tauta tvirta tartum pilis, ji laisvės pamatus atstatė ir klesti Lietuvos šalis. Nieks nematė, nieks nematė, nieks nematė, nieks nematė, nieks nematė, nieks nematė, nieks nematė. Laukimas, laimė lelija, liepus svaigus kvepėjimas. Viskas telpa į tavo trumpą vardą, lengva eiti prieš vėją. Nes ugnis dar gyva mumyse 100 metų nuo anų laužų. Pulsuoja šaltinis, kai delnu palieti žemę. Lekia paukštis tavo danguje. Laimingas, kas išeina su tavo vardu lūpose.
žėruojanti kalva ir Vyturio kalba. Tai mano Lietuva. Tu vėjau uždainuok, su Nemunu linguok, šilauksmė žalsva ir Vyturio kalba. Tai mano Lietuva. Ir saulė, ir lietus, Ir ąžuolas platus, ir Vyturio kalba. ir Nemuno spalva. Tai mano Lietuva. Taip apie Lietuvą rašė Janina Degutytė ir Vilius Baltrėnas, kurio eiles perskaitė Simona, Kazimieras ir Agnė. Šokį ant bangos mums padovanojo Vėtringas kolektyvas. Tuo tarpu Lietuvos valstybės kelias į vasario 16 buvo ilgas, nelygus ir vingiuotas. Neatsitiktinai, dar jau besirenkant į salę ir beieškant labiau patinkančių šiam mūsų susibūrimui vietų, skambėjo Olego Ditkovskio ir Nedos atliekama daina Yra šalis. Norim priminti šios dainos autoriaus Rimvydo Stankevičiaus žodžius. Seniai, seniai, labai seniai, kai žmonės meldėsi gyvatėms, gyveno šičia milžinai, bet šito nieks nematė. Tai apie pagoniškąją Lietuvą, kai mūsų protėviai baltai garbino perkūną, saulę, ąžuolus ir žalčius, mes šito tikrai nematėm, nebuvom dar gyvi. Žėrėjo išmintim žiniai, o Gediminas pilį statė ir šalį laimino dievai, bet šito nieks nematė. Šitai klestinčią turtingą valstybę pamatė mūsų vakariniai kaimynai kryžiuočiai. Jie daugiau nei 150 metų bandė nukariauti, kai patys sakė netikėlius lietuvius. Bet taip ir neįvykė. Priešingai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdos buvo labai plačiai išplėstos į rytus. Juodosios jūros bangose mūsų kunigaikščio žirgas plakės, švytėjo Lietuvos dvasia, bet šito nieks nematė. To negalėjo nematyti. Tada, 15 amžiuje, Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo savo jėgos viršūnėje. Su ją maloniai kalbėjos visos kaimyninės ir tolimesnės valstybės. Valiutos keitės ir laikai, prasčiokų vyžas keitė batai. Nutilo ant kalnų vilkai, tik šito nieks nematė. Tai jau apie 18-19 amžių, tada Rusijos carinė valdžia kartu su Austrija ir Rusija pasidalinusi abiejų tautų respubliką dėjo daug pastangų, kad nieks nematytų, nieks neprisimintų buvusios Lietuvos galybės, kad prašiokai pamirštų savo gimtąją kalbą ir tautiškumą. Teisybės dėlei norisi priminti, kad tai Rusijai sekėsi labai sunkiai. Lietuva kartu su Lenkija 3 kartus buvo sukilusi prieš daug didesnę savo plotų Rusijos imperiją ir pastaroji skandino represijose laisvę mylėjusius sukilėlius lietuvius. Tada po represijų tikrai. Teliko lyra ir knyga. Engėjai mūsų kraują lakė, jau mane šaliai pabaiga, bet šito nieks nematė. Nematė tik tie, kurie nenorėjo matyti. Tai yra pavergėjai rusai. Lyra ir knyga atliko savo darbą. Atkakli ir darbšti lietuvių tauta išliko, pakilo ir atkūrė savo valstybingumą. Tauta tvirta, tartum pilis. Ji laisvės pamatus atstatė ir klesti Lietuvos šalis. Tik šito nieks nematė. Kaip tik to mes čia ir susirinkom. Mes papasakosim, visi kartu prisiminsim ir tarsi vėl pamatysim, kaip lietuvių tauta laisvės pamatus atstatė. Tai nebuvo lengva, reikėjo drąsos, pasiryžimo, atkaklumo, o kartais net avantiūrizmo. Visa tai telpa į meilės Lietuvai pavadinimą. Apie tai Greta dainoje Tu visada esi šalia. Lyg tamsoj paklydusi Pražysta gėlė
1914 metų Europoje vyko pirmasis pasaulinis karas. Štai, kaip apie jį pasakoja rašytojas Julius Butėnas savo romane Mėlyni kariai. Šita žinia tokia nelaukta, netikėta, persuko galvas. Dabar nerūpėjo nei kad kviečiai greit ims birėti, nei kad šienas šiemet subuvo, į smilkinius trinkčiojo kraujas, širdis plakė, galvojant apie baisą, dar neįsivaizduojamą naujieną. Paskelbtoji mobilizacija sujudino visus, didelius ir mažus. Kone daugumas atsarginių buvo jau vedę, tada atėjus šaukimams namuose prasidėjo ypatingas versmas raudojimas. Po savaitės, kai pirmuosius atsarginius išvežė, pasklido žinia, kad jie visi išsiusti tiesiai į frontą. Netrukus šaukė kitų metų atsarginius, daug vyresnius, paskui naujokus ir dėl kurių nors priežasčių paliktuosius. Savaitę po savaitės, diena po dienos ėjo vis naujos žinios apie rusų karą su vokiečiais. Praėjo
14 metais karas Lietuvą palietė tiesiogiai. Lietuva buvo okupuota vokietijais. Buvusius okupantus rusus pakeitė nauji – vokiečiai. Sunki karo našta užgulė liaudės pečius. Tas pats autorius rašė. Po pirmos žiemos vokiečiai darėsi vis aršesni. Praėjo kelios dienos, žiūrėk naujas įsakymas. Tiek ir tiek lašinių, kiaušinių, špekaja, eidami per sodžius patys rankiojo ir per seniūnus reikalavo. Kai tik kiaušinių prašo, buvo pusiau bėdos. Kas turėjo davė, bet jei paprašė negauna lašinių, tai eina patys ieškoti ir grioždžia visas pakampes. Ką randa, tą ima. Ar dešrą, ar taukų, ar kumpio gabalą. Reikėjo slėpti mėsą, javą, rūbus, audeklus, gyvulius ir pačiai pieninius. Dar įsakė šunis pririšti, negana to ir užregistruoti. Sumokėjus porą markių buvo duodamas tam tikras kardinis ženklelis, kurį reikėjo parišti šuniui po kaklu. Laikui bėgant, politinė kariaujančių valstybių padėtis keitėsi. Po perversmų Rusijoje Lietuvos patriotams atsirado galimybė pasinaudoti sena liaudės išmintimi, kai du pešasi, trečias laimi. Iš vokiečių valdžios buvo gautas leidimas Vilniuje surengti konferenciją, kuri neva paskelbsianti apie Lietuvos atsiskyrimą nuo Rusijos. Į konferenciją delegatai važiavo iš visos Lietuvos. Konferencija vyko 1917 m. rugsėjo 18-22 dienomis. Joje dalyvavo 214 Lietuvos patriotų. Jos dalyvis Petras Klimas prisimena. Nuotaika buvo nepaprastai pakilusi ir stiprios bendros tautinės idėjos kupina.
Rezoliucijos buvo priimtas bemaž vienu balsu. Jos skelbė, kad Lietuva galėtų laisvai plėtotis, turi būti sukurta nepriklausoma Lietuvos valstybė, demokratiniais principais sutvarkyta, prisilaikant etnografinių sienų. Išrinkus Lietuvos tarybą rezoliucijoms vykdyti, Vilniaus konferencija baigė darbą. Tai buvo pirmas žingsnis į Lietuvos nepriklausomybę. Antrasis žingsnis – tolesnis Lietuvos tarybos darbas. Dar 1917 m. rugsėjo 21 dieną Lietuvos taryba sudarė prezidiumą, į kurį įėjo Antanas Smetona pirmininkas, Steponas Kairys ir Vladas Mironas vicepirmininkai, Jurgis Šaulys ir Petras Klimas sekretoriai. Jie turėjo suredaguoti patį nepriklausomybės deklaracijos tekstą. Vokietijai, kurios kariuomenė vis dar šeimininkavo Lietuvoje, pažadėjus pripažinti Lietuvą savarankišką valstybę, Lietuvos taryba 1917 m. gruodžio 11 d. pasirašė nepriklausomybės deklaraciją. Deklaracija skelbė: atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė su sostine Vilniuje ir visi jos ryšiai, kuriuos yra turėjusi su kitomis tautomis, nutraukami. Antrajame deklaracijos punkte nurodoma: kurdama šią valstybę ir siekdama apginti jos interesus, Lietuvos taryba prašo Vokietijos apsaugos ir pagalbos. Lietuvos taryba stoja už nuolatinį tvirtas sąjungos ryšį su Vokietijos valstybe. Rašytoja Petkevičaitė Bitė karo meto dienoraščiuose pasakoja.
Akis ir ausis džiaugiasi tuo žodžiu skaitant, tariant, tik širdis nei kiek. Pasijutome visą kuo lygus su viso pasaulio tautomis. Pasijutome lygus vienos didelės šeimos broliai, kuriems plačiai prasivėrė vartai siekti aukščiausių žmonėms prieinamų idealų. Gal tik džiaugsmo styga nutrūkusi. Nutrūkusi ir antroji pasitikėjimo savimi. Ima noras džiaugtis, tačiau iš vidinis jausmas šaukte šaukia, lyg įspėte įspėja, kad ta mūsų laisvė, tai vylius, tai apgaulė, už kurią širdies krauju ir savo vaikų brangomis galomis teks atsilyginti. Ir baugu pagalvoti apie tokią brangią kainą. Ta pat diena, kai buvo paskelbta deklaracija, rašė Petkevičiai Debitė, apsilankė pas mane kaimynas, Lenkų dvarininkas, atvykęs viešnagėn į Vilnių iš Rusijos ir ėmė giedoti štai tokią giesmę. Kad jūs žinotumėt, kokie ten bjaurumai daromi lietuvių Vilniuje, ypač tos Lietuvos tarybos, ko vokiečiai iš jų pareikalauja, visą daro, kaip tie mokyti cirkų šaliukai. Liepia jiems per lazdą į vieną pusę šokti, šoka, liepia į antrą pusę, vėl šoka. Senolė žemė žydi, vaivorykštės spalva, visų gražiausia žiedas, gimtinė Lietuva. Gražiai pragydo paukštė, virš kojų lipdama. Įsiklausyk, tai gieda gimtinė Lietuva. Gimtinė Lietuvai 1917 m. gruodžio 11 deklaracija nepriklausomybę suteikusi nebūtų. Dokumente minimas ryšys su Vokietijos valstybe turėjo reikšti Lietuvos prisijungimą prie Vokietijos. Tai buvo kaina, kurios pareikalavo Vokietija už leidimą atsiskirti nuo Rusijos. Laimiai, nei vienai, nei kitai grobuojai jėgų įvykdyti savo ketinimus jau nebeužteko. 4 Lietuvos tarybos nariams Steponui Kairui, Mykolui Biržiškai, Jonui Vileišiui ir Stanislavui Narutavičiui pareikalavus, tarybos pirmininkas Antanas Smetona buvo apkaltintas pataikavimu vokiečiams ir perdavė pirmininkavimą tautos atgimimo pradininkui Jonui Basanavičiui. Taip, 1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbtas naujas Lietuvos tarybos nutarimas. Vienas iš tarybos narių apie 1918 m. vasario 16 yra palikęs tokius atsiminimus. Buvo šalta, drėgna ir ūkanota diena.
Vilniuje, Didžiosios gatvės 30-ajame name, apie pusę pirmos, mažame kambarėlyje 20 Lietuvos vyrų vieningai ėjo prie stalo ir imdami iš kito rankos plunksną, rašėsi po aiškiu ir lakonišku tekstu. Tekstas kelia. Lietuvos taryba savo posėdėje vasario 16 dieną 1918 metais vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu. Lietuvos taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamas pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesio 18-23 dienomis 1917 metais skelbė atstatantį nepriklausomą demokratiškais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir tą valstybę atskiriantį nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis valstybėmis. Drauge Lietuvos taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis galutinai nustatys kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Pasirašo Lietuvos tarybos nariai Jonas Basanavičius, Kazys Bizauskas, Mykolas Biržiška, Saliamonas Banaitis, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislavas Narutavičius, Alfonsas Petrulis, Jurgis Šaulys, Kazimieras Šaulys. Jokūbas Šernas, Aleksandras Stulginskis, Antanas Smetona, Jonas Milgevičius, Justinas Staugaitis, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis. Tokia buvo Lietuvos nepriklausomybės deklaravimo, kitaip tariant, paskelbimų pabaiga. Tokia buvo keliai vasario 16 pabaiga. Pagerbkime šią datą ir šį kelią valstybinių Lietuvos himnų. Prašom atsistoti ir giedoti kartu. Čia tavo kūnas, savo maistas sen. Čia grynai dvasiai, tiek sveiko peno. Mylėk jos kalbą, Senovės būta, jos girių kvapą, žaliasis pievas. į jos dirvonus pasėjęs grūdą. Žinai, jos vaisių palaimins Dievas. Pasaulio
Ir baltos žiemos, ir plaukiantis javas, ir nemunas savas. gimtinė tai mes. Dubysos ir ventos, Ir vėliavos šventos. ir ąžuolo lapas. Ir protėvio kapas. Gimtinė tai mes. Šokių mokytojas ekspertės Birutės Dykarienės kolektyvas Vėtringė Lietuvos kelią į vasario 16 jums pademonstruos repo pavidalu. Aš noriu papasakoti istoriją, taip apie nieką kitą apie Lietuvą. Viską surepuosiu nuo pradžių, nuo seniausių amžių. Lietuvai jau daugiau nei 1000 metų. Čia tam nemėgautis servelato atstavo per kalėdas. Brangus jaunuolį tą turėtų būti gėda. Jei tu nežinai vienos datos, pirmą kartą, kada buvo paminėtas vardas Lietuvos. Taip, 1009, šventas Brunomas į Lietuvą atmynė ir buvo pagonių nužudytas. Bam! O tada šiek tiek vėliau, 1253, jei konkrečiau, vyko labai didelis balius, nes Mindė tapo Lietuvos karalių. Mindė! Jo, visi sakom jo, Mindė! Tapo Lietuvos karalių, o vėliau Mindė buvo nužudytas, kaip tupakas, nužudytas ir į valdžią atėjo kiti žmonės. Toj papasakosiu ponai ir ponės. Pavyzdžiui, Gediminas tikrai nebuvo pėsčias vaikinas. Rašė laiškus, kvietė pirklius, batsiuvius ir gydytojus, kalvius ir amatininkus, visus, kad jie biznį darytų pas mus, jo. O kai valdovų tapo Vytautas, tai Žalgirio mūšį laimėjo iki Vytautas, iki jūros juodosios Vytautas, teritoriją Lietuvos išplėtė Vytautas. O vėliau jisai nukrito nuo arklio ir numirė. O po daugiau nei po 100 metų Martynas Mažvydas dėdėms ir tetoms parašė pirmą lietuvišką knygą. Va, katekizmas ir lentyna. Dar išskirčiau tokią faktą, Liublino unijos aktą. Nauja valstybė buvo sudaryta, kokia Žečpospolita. Ir visai netrukus, praėjus porą 100 metų buvo pasibeldė tuku viduris valstybės padalinimai tuku. Pirmas pasibeldė, antras pasibeldė ir tada 1795 trečias pasibeldė. Ir tada nebeliko Lietuvos, ji buvo prijungta prie Rusijos. Žmonėms nepatiko tai, jie sukilo prieš caro valdžią sukilo. Bet sukilimai buvo numažinti abudu, sukilimai numažinti jo. Vieni sukilėliai buvo ištremti, o kiti tiesiog pakarti. Tai buvo tavo darbas, čia buvo tavo darbas, bet tauta nepasidavė paprastai, nes atsirado motherfucking knygnešiai jau. Stumdė knygas, dešimtą ir sieną, daug kilogramų, kiekvieną dieną jo. Kontrabanda, kalėjimas, ginklai, tai buvo kasdienybė knygnešių tinklų. Kaip tu manai, aš taip gyvenčiau buvo, ar tu manai, kad išeitis kažkokia dar buvo? Brodo, aš tau galiu pasakyti, jei Jurgis Bilinis lėks neturėtų ką skaityti. Buvo leidžiama spauda, varpas, o štai aušra ir vėliau atėjo pasaulinis karas. O kai baigėsi tada signataras Jonas Basanavičius ir Smetona, Mykolas Bežniška ir Vadas Mindronas, Klimas Tulvinskis ir kiti pasirašė dokumentą, kad esam laisvi. Bet laisvę pasidžiaugėm neilgai, nes kur nebuvę atėjo sovietai, o po to fašistai, o po to vėl sovietai. Ir išėjo partizanai į miškus, kovot prieš sovietų valdžią ne vienus metus ir prasidėjo gyventojų naikinimas, traukinių maršrutas Lietuva Sibiras. Taip, žmonės buvo tremiami, šitą faktą turėk omeny. Ir jie matai troleibuse tremtinį, tai tu užleisk jam vietą piemenį. Šaunuolis klausyk toliau, dar tau turiu ką pasakyti daugiau. Gyvenimas dabartinės Lietuvos buvo kitoks nei prie tarybų valdžios. Pavyzdžiui, bananai, deficitas buvo, arba gera tuša irgi deficitas buvo. Įsivaizduoji, varleso nebuvo, arba Google irgi nebuvo, nes paiešką vykdė
KGB, o prieš KGB NKVD. Va tokie buvo popieriai, mėly Lietuvos hip-hoperiai. Visą tą laiką nenustoja degti viltis, kad Lietuva bus nepriklausoma šalis. Ir tada perestroika prasidėjo, tautiniai jausmai sustiprėjo, įsikūrė sąjūdis, o jo pirmininku tapo Landsbergis jo. Ir tada jis atsistojo, jų partijos kelią atsistojo, susikibo Latvijai, estai lietuviai už rankų arba už rankovių. O 1990 metų kovo 11 atėjo ta diena, kai Lietuva tapo vėl laisva. Ir atėjo tada sausio 13 ir gynė žmonės Lietuvą. Ir jie manai, kad savišaudė į savus. Tu pakrapštyk savo smegenus, savo smegenus. Tu pakrapštyk dar kartą smegenus, savo smegenus. Tu pakrapštyk dar kartą smegenus. Jo, ačiū, kad tu pakrapštei, ačiū, kad iki galo klausai. Aš matau, tu smegenų turi, todėl viską puikiai supranti, kad Lietuvai viskas prieš akį. Reikia tik nustot mušti, nereikia, o dirbt ir gimdyt vaikus. Ne vieną, ne du, o 7. Arba truputį mažiau, aš nežinau, daryk kaip nori, nes aš jau baigiau.